Litras. Litriukas. Ai, čia litras. Tai visi čia daugmaž po litrą yra, ne? Litras 500, o ne per. Žinai, kaip sako? Litras ir ant stalo yra litras. Nu jo. Bet po litrą nelabai ir litras bereikalingas. Žodžiu, gerai čia, gerai įsikūrėt. Kiek jau čia laiką esat? Metai jau. Metai. Nu, per metus jaučiu, kažkaip pradžioj stebėjau, tikrai nebuvo tiek pas jumis keturračių, čia kokie gal 3 testovėje, ne? Pradžioj buvo mažiau, žinai, kol įsivažiuoji, kol įsigazuoji, kol su dileriu susiderini viską. O šiaip tai da dviračių, dabar čia, jeigu taip suvežtume visus dviračių, čia mes nebetiltum. Yra nuo 50 iki 700 kubikų dviračių. Ai, tai tie dviračiai, bet čia jau nebe Odėse, ne? Ne, čia yra Melagutis Brixtons Coyote Motors. Supratau. O jūs čia Panevėžy tokie kaip va toj pusėje Lietuvos, jūs čia vieninteliai prekiaujat atstovai ar ada yra kažkas? Brandais taip. Ai, Brixtonais, ne tai? Brixtonais, Melagučiais. Nu tokie man žinot ką primen, tokie kaip tie. Vaskots, Minskėlis, jo. Lemba čia tokia klasika. Čia jaučiu da fainiau važiuoti negu su Harley Davidson, aš taip spėju. Klasika yra klasika. Nu, klasika yra klasika, ja. Ant klasikos moteris graži. Tai va, žodžiu supratau. Tai va, Hebra, kas norit įsigyti arba išsinuomoti dovanų kuponus, žodžiu, čia viską jie turi. Palieku telefono numerį apačioj. Publikuosiu kelis kartus video, čia yra savininkas. Jeigu atvykę, matot tą veidą, eikit tiesiai prie jo iš karto. Ir iš karto ant jo. O jeigu matot moterį, tai yra, kaip jin ten sakoma, kita moteris, čia kur sėdi, dažnai kada jinai būna? Savaitgaliais. Tai žodžiu, neįsigaskit irgi, nes čia yra bendras savininkai. Čia yra žmoniai. Nu, nenorėjau sakyti. Čia yra mūsų šeimos verslas. Va, teisingai, bendras savininkai, šeimos verslas. Ir padėkit klėstoti verslą, pirkdami arba nuomodamasi. Ką? Geros dienos. Ačiū. Laukia. Iki.